Kodėl taip svarbu yra atleisti energetiškai ir kuo greičiau? Atleidimas nėra dovana tam, kuris mus kadaise įskaudino. Atleidimas tai išsilaisvinimas savo paties sielai ir kūnui. Tai leidimas sau nešioti ne tai, ką padarė kiti, o tai, ką renkamės šiai dienai patys. Kada laikome pyktį, skausmą ar nuoskaudą, tai tavyje kaupiasi sustingusi sunki energija. Tada ji ir ima veikti tyliai. Spaudžia krūtinę, neleidžia kvėpuoti laisvai, trukdo užmigti, slegia mintis arba jau net ir sargdina kūną. Ir kartais nebežinai, nuo ko pavargai. Bet tiesa ta, kad pavargsti nuo to, kad nešiojas emocinės naštos. Pyktis, jei neišlaisvintas, visada virs kūne skausmu. Nuoskauda, jei nepaleista, visada virs lėtiniu nuovargiu, gal uždegimu, o gal net ir depresija. Neatleidimas tai visada bus emocinė grandinė, kurią pats užrakini, bet ir pats turi raktą ją atrakinti. Atleidimas ir energetinis apsivalymas, kai energetiškai atleidi, įvyksta keli svarbus dalykai. Visų pirma, iš tavo energetinio lauko pasišalina tamsa, kurią laikei dėl praeities įvykių. Nutraukiami ryšiai, kurie vis dar tave siejo su skaudinančia situacija ar tuo žmogum, su kuriuo tai buvo įvykę kadaise. Tu sugrąžini energiją visų pirma savo energiją. Ir tuo metu tu paleidi tai, kas buvo iki šiol ne tavo. Visų pirma, kas atsitinka energetiškai. Energetiškai tu grąžini būtent tam žmogui jo pačio veiksmų pasekmes. Ir tas padaroma be pykčio, bet pagal teisingumą, nes energija, kada kabo ore, ji yra ne šiaip savo. Ir jeigu ji yra padaryta žala kažkieno tai tą žalą ir grįžta pas tą žmogų. Atleidimas tai nėra jėga, tai nėra silpnumas. O žmogus, kuris sugeba atleisti, yra ne tas, kuris pamiršta. Jis visų pirma tas, kuris pasirenka nebesirgti svetima istorija, nes jis paleidžia. Ir grąžina atsakomybę tam, kam ji ir priklauso. Atleidimas tai visų pirma apsivalymo pradžia. Ir tik paleidęs pykti žmogus gali vėl gyventi pilnai, patiria lengvumą širdyje, priima naują meilę, ramybę, sveikatą, nebesikartoja tų pačių skaudžių pamokų, jos tiesiog nebeina ratu. Ir atleisti reiškia nepaleisti, o paleisti reiškia pasveikti. Ir visada viskas prasideda nuo mūsų pačių, nuo tavęs. Nuo tavo sprendimų, ar tu neši šviesą, ar tamsą. Nuo tavo sprendimo viskas priklauso, ar tu šiandien nori gyventi sveikiau, laisviau ir ramiau. Ir net jei šiandien tai atrodo sunku ir galbūt, kad tu to nevertas, galbūt mintis vis tiek tos pačios neatleisiu, aš jam parodysiu, aš jam padarysiu, aš jį dar pamokinsiu. Stop. Į niekur tai nenuves. Tai ir bus pamokos ratu.
Ir tuo ratu pyk nepykęs, bet eisi tu tuo ratu, kol pradėsi mąstyti, kad tas ratas nebe tau. Leisk savo padėti nuo pirmo žingsnio, apsivalyk, paleisk ir išsilaisvink. Nes ne mes teisėm, visada teisė Dievas, bet Dievas teisė ir tuos, kurie suvokdami pyksta, kenkia ir dar nori grasinti ar kenkti. O kada žmogus suvokia, supranta ir paleidžia ir tą padaro laiku, tai viduje gyvena to žmogaus tik šviesa, dieviškoji, galingoji šviesa. Aš už tą šviesą laukiu jūsų. Visada atkreipkite dėmesį, kas būna įdėta net ir rodomoj nuotraukoj. Bet ši, pavyzdžiui, tai ir atsako į tai, kaip mes Žemėje esame vieni su kitais energetiškai sujungti. Tai taip pat atkreipkite dėmesį, nes jos taip pat kalba, labai stipriai kalba. Tai nėra tik šiaip paveiksliukas.